Labadiena! Dar viena laida iš atvirų metalo dirbtuvių. Kągi, kaip matote, artėja jau kalėdos. Taip, todėl ši laida yra kalėdinė. Labai trumpa. Kalbėsim apie klasiką, apie elektrodus, o laidos pabaigoje staigmena nuo mūsų draugų Stokerio ir nuo mūsų dovanos. Pirmin. Kalėdų senelio kepuraitę pasidėjau, su virinimu jinai nelabai tinkama. Rankose laikau glaistytus elektrodus. Šiandien laida trumpa apie glaistytus elektrodus. Apie skirtumus mes jau esam ne vieną kartą kalbėję. Pagrindė dirbam arba su baziniais, arba su rutilo elektrodais. Kadangi laida yra orientuota į mėgėjus, į pradedančiuosius, todėl mūsų pasirinkimas ir rekomendacija tai yra rutilo elektrodai, rutilo glaisto. Ir mes dažniausiai dirbame savo dirbtuvėse, yra firma Atlantic ir yra glaistytų elektrodų gamintojas, ganėtinai žinomas Lincoln Electric. Ir mes kaip ir jaučiam skirtumą, kurie yra truputuką geresni, kiti yra, sakykime, netokie geri. Ir mes mūsų draugų Stokerio paprašėm, kad duotų mums dar kažkokį vieną gamintoją palyginimui, ką mes galėtume į šitą mūsų trijulę pabandyti. Ir Stokeris davė Telvino elektrodus, mažutę pakuotę. Iš tiesų tai yra ganėtinai labai patogus formatas, ypač jeigu esi mėgėjas ir nesiruoši virinti prekybos centro, tai klausimas, ar jums reikalinga 5 kg dėžė su 200 elektrodų, kur tikėtina jūs sudeginsit turbūt tik tai 10 elektrodų, visi likę jie sėkmingai garaže supus ir jūs po kokių 3-4 metų juos visus išmesit. Taip, nedidukė dėžutė, 2 mm elektrodas, 15 vienetų ir trumpa informacija. Kuom dar gerai rutilo glaisto elektrodai, tai yra srovės įvairovė. Jeigu baziniais elektrodais mes privalom virinti tik su nuolatinė srovė, elektrodas turi būti pliusinis, tai šiuo atveju rutilo glaisto elektrodai yra žymiai atlaidesni. Mes galim turėti ir kad ir seną senelio vadinamas svarkutė kintamos srovės, neaiškios kilmės ir neaiškaus galingumo. Viskas bus tvarkoj, junkite drąsiai elektrodus ir virinkit. Važiuojam toliau. Eksperimento esmė. Įmam kiekvieno gamintojo po elektrodą ir jį pilnai sudeginam. Turiu 6 mm plokštelę, virinu, žiūrim, kaip atrodo šlakas, kaip šlakas atsiskiria, žiūrim, kaip atrodo siūlė ir aš dar papasakosiu savo subjektyvius įspūdžius. Taip, sekantis Lincolnas. Pirmas matom yra Telvinas, Lincolnas ir Atlantic. Taip, galbūt kiek startas nekokybiškas. Pažiūrėkime, tiškalų ganėtinai, lyginant su kitais dviem konkurentais, šiuo atveju tikrai nemažai. Glaistas yra ganėtinai tolygus ir ką mes dar vieną savybę matom, tai jisai net nereikia jo daužti, jisai mus labai gražiai atšoka ir tas šlakas labai gražiai šoka ir mes turime tolygę, vienodą, gražią siūlytę be kažkokių vizualinių defektų. Taip, žiūrėkim, Lincolnas, lyginant su pirmoju variantu su Telvinu, tiškalų kiekis mažesnis, šlako paviršius yra tolygesnis ir vėlgi lygiai taip pat, gal net, nežinau, žiūrovai pamatė po virinimo, matėsi, kaip man baigus virinti, šlakas gražiai pats atšoko ir nieko nereikia daužyti,
gražus blizgantis metalas. Na, jeigu pagal blizgėsi, tai Lincolno elektrodų metalas yra blizgesnis negu Telvino. Ir kas krenta į akis, vėlgi turbūt tiškalų, pavyzdžiui, pats kraštas, pas Telvino elektrodus reikėtų dar jį pašveisti, papildomai pavalyti. Tuo tarpu Lincolno elektrodų kraštelis yra visiškai tobulas, nesakyčiau, kad čia kažką dar reikėtų. Vėl vizualiai siūlė iš tiesų atrodo puikiai, blizga viskas gražu, žvėneliai tobulai, be jokių porų ir defektų. Ir turim trečiąjį variantą, na, su trečiuoju dėja mums irgi pasistengsiu be plaktuko, bet jau be plaktuko, bet jau reikia suteikti tam tikros jėgos ir jau glaistas atšoka ne taip lengvai. Na va. Gaila, dar neatkreipiau porą žodžių apie glaistą, tikrai matosi labai gerai video, kad glaiste tokios yra kaip poros. Glaisto paviršius yra porėtas. Na, matom, kad siūliai tų porų kaip ir nėra, na, bet glaistas tokia nesudaro tokio labai jau gražaus vaizdo. Bet siūlė, vėlgi, sakykim, tikrai kažko blogo ir kažkokių defektų nesimato. Taip, nusivalykim viską su šepetuku, patraukim glaistą. Kaip ir matom, Telvinas, Lincolnas ir Atlantic. Visgi Lincolnas akivaizdžiai matosi su šepetuku nuvalius, tiškalų kiekis yra mažiausias, pas Telviną ir Atlantį yra daugiau. Ir siūlės pati struktūra, blizgis, kraštai, vienareikšmiškai, mano nuomonė, Lincolno elektrodas yra lyderis. Turime mūsų trijulę, akivaizdus lyderis Lincolnas. Pirma vieta dėl to, kad šlakas atšoko pilnai, antras momentas, mažiausiai tiškalų ir aišku, pati siūlės metalas yra susiformavęs tobuliausiai. Antrą vietą asmeniškai atiduodu Telvinui. Vėlgi, pirmoji vietoj, kad dalinai šlakas atkilo, šlake yra kelios nežymios poros, truputuką daugiau tiškalų, bet šiaip viskas labai gražiai, tvarkingai siūlė be problemų. Ir trečia vieta yra Atlantis, nes, na, tiškaliukų yra truputuką daugiau, šlakas po suvirinimo, na, ganėtinai porėtas, siūlė viskas tvarkingai, nėra jokių porų, jokių pažeidimų, bet reikėjo jau, na, ne su plaktuku, bet su elektrodu jau reikėjo padaužyti, kad glaistas atšoktų smulkiais gabaliukais. Nepaslaptis, kad brangesnis produktas dažniausiai būna ir geresnis. Šioje situacijoje mes šitą ir matome. Šį kartą apie elektrodus tiek, o Stokeris su atviro metalo dirbtuvėm jums nori padovanoti šių labai gerų Lincoln Electric elektrodų dėžutę. Ką reikia padaryti? Kaip visada, per visus mūsų kalėdinius žaidimus, siųskite į komentus nuotraukas, kur matytųsi jūsų draugai, apsikabinkit savo mylimą suvirinimo aparatą, ar kažkokį parodykit gaminį, ką jūs virinat, nufotografuokit savo dirbtuvę, savo garažiuką, kažką įdomaus atsiųskit mums, laukiam jūsų nuotraukų ir ištrauksim laimingą laimėtoją. Šį kartą tiek. Gerų švenčių artėjančių. Iki susimatymo.